Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie paveikslėlių generavimą naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Yra tikrai daugybė įrankių, su kuriais mes galime sugeneruoti paveikslėlius. Na ir kaip pavyzdį turiu atsidaręs ChatGPT, tai būtent su juo taip pat galime generuoti paveikslėlį. Na ir dabar jau aš galiu prašyti, ką man sukurti. Na ir sakykime, sukurk vaizdą, kuriame būtų kalėdinė eglutė miške, tarkime, papuošta įvairiais žaisliukais. Na ir aplink ją susirinkę įvairiausi šiltų kraštų žvėrys. Na va. Ir pabandykime palaukti. Generuojamas yra paveikslėlis, kurį mes galėsime atsisiųsti ir kurį galėsime paskui panaudoti kažkur tai keldami į, tarkime, kažkokį tai sveikinimą ar kitą. Na, nelabai jau matosi, kad šiltųjų kraštų žvėrys susirinkę, bet eglutė yra, miškas yra. Na ir dabar galime šitą paveikslėlį parsisiųsti, tai spaudžiate ant rodiklėlės ir atsisiunčiate tą paveikslėlį ir įsirašote ten, kur norite ir turite jau tą paveikslėlį. Tai čia yra panaudojant ChatGPT labai jau paprastai, parašote tai, kuo vaizdingiau parašysite, tuo sukurs gražesnį paveikslėlį. Kitas pokalbių robotas, Microsoft Copilotas, irgi pabandysiu tą patį tekstą ir pasižiūrėsime, koks yra skirtumas tarp paveikslėlių. Vėlgi sako, kad vaizdas jau kuriamas ir vėlgi turime porą, yra ir mažesniųjų, tai turime papuoštą eglutę ir vėlgi yra galimybė atsisiųsti ir vėl atsisiuntusi jau tipas yra panga ir tokiu būdu jau turime tą eglutę. Dar vienas paveikslėliams generuoti galime naudoti Canva. Tai Canva jau manau, kad daugelis naudojat atliekant kai kurias užduotis. Tai pasirenkame Dreamlab. Na ir čia taip pat įkeliu tą patį tekstą, kad man jau nebereikėtų rašyti ir kraštų klaida buvo, užtat ko gero ir netokius žvėrelius aplink eglę sutupdė. Tai kuriu dar taip pat kalėdų eglutę su Canva. Ir žiūrėkime, čia jau yra daug įvairių, netgi 4 sugeneruotos nuotraukos ir yra galimybė, kad kurią, sakykime, norėtume, vėlgi galėtume ją peržiūrėti ir galėtume dar kažką tai redaguoti ar panašiai, bet jeigu mes norime, taip pat galime atsisiųsti ir turėti jau tą nuotraukėlę irgi pas save savo kompiuteryje. Na ir vienas iš netokių, sakykime, galbūt skirtingų, tikrai yra daug vėlgi online programėlių, kur vėlgi galime daryti įvairius dalykus, tai Imagine Art. Aš parinkau šį kartą dar parodyti ir prisijungsiu prie šitos, turiu paskyrą susikūręs, tai bandau prisijungti ir tęsiu su tą savo paskyrą. Kas neturite paskyros, pirmiausia reikėtų ją susikurti. Na ir čia mes norime sukurti paveikslėlį, tai pasirenkam Image Studio ir dabar reikėtų vėlgi pasirinkti, galime čia iš karto jau generuoti, bet galime pasirinkti dar, kad tekstą į paveikslėlį.
Tai pasirinkus čia yra čia daug įvairių nustatymų, sakykime, modelis, kaip matote, ir animacijas, kaip animacija, kaip realistinis, sakykime, vektorinės grafikos sukuriamas koda fotografija kažkoks tai čia reikėtų tik tais įsibandyti ir žiūrėti ir kad būtų. Aš pasirinksiu dabar realistinė. Toliau, kai modelį parinkau, reikėtų nustatyti nuotraukos dydį. Kaip matote, vėlgi nuotrauka gali būti kvadratinė, nuotrauka gali būti į aukštį aukštesnė, į plotį siauresnė, gali būti į plotį platesnė. Tai čia jau jūs renkatės, kokios tos nuotraukos norėtumėte. Aš renkuosi 3:2. Na ir toliau vėlgi dar stilius galite, jeigu norite pasirinkti kažkokius, tai sakykime, kokius jūs norite čia tuos stilius. Apšvietimą vėlgi galite rinktis, kameros galite rinktis, jeigu norite įkelti savo paveikslėlį, ir toliau reikėtų pasirinkti, kiek nuotraukų norite generuoti. Atkreipkite dėmesio, kad yra kreditų ir kas 24 valandos pasipildo 50 kreditų, tai vat viena nuotrauka 10 kreditų, tai galime tik vieną, sakykime, mes tą nuotrauką dabar generuoti, ir toje vietoje jau reikia parašyti tą tekstą. Dabar tekstas turėtų būti anglų kalboje, su lietuvių kalba nedraugauja šita aplikacija, tai kam yra sunku rašyti anglų kalbą, galime pasinaudoti vertėjų ir Google vertėjų, sakykime, arba kitų vertėjų, ir lietuvių kalba įklijuoju, čia pataisau tą raidelę, kad būtų, ir turiu tekstą, nusikopijuoju tą tekstą, vėl grįžtu į tą programą ir įklijuoju toje vietoje tą tekstą anglišką. Na ir jau dabar spaudžiu generuoti. Tai man generuojama yra nuotrauka, tokia pati kaip ir prieš tai tekstas toks pat, ir reikėtų šiek tiek palaukti ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas. Na, vat ir turime čia tokią, sakykime, labai jau daug įvairiausių žvėrelių, visokių visko, ir kalėdų eglutė, ir miškas, ir dar galėtume, jeigu kažko tai norėtume, galėtume keisti, bet jeigu man tinka, aš galiu ją atsisiųsti vėlgi, ir tokiu būdu man jau įrašytų toj vietoj, kur aš norėčiau. Tai tokiu būdu ir yra sugeneruota, nuskaitė tik tais 5 kreditus, tai vadinasi dar šį kartą, tai dar galėčiau, jeigu ir kitos nuotraukos po 5, tai dar 3 nuotraukas sukurti, o po paros bus papildyta vėl naujais kreditais. Tai tokiu būdu paprastai galime sugeneruoti, bet kaip ir sakau, tikrai yra daug įvairių įrankių ir galime tikrai naudoti įvairius įrankius. Dar vieną prisiminiau, tai tarkime tas pats Google pokalbių robotas Gemini, turime ir tokį, ir vėlgi galiu įklijuoti tą patį, tai galbūt lietuvišką tekstą paimsiu va čia, kur turėjau, ir įklijuosiu lietuvišką tekstą, ir tą raidelę tik tai padarysiu, ir vėl sako generuojamas vaizdas, ir to jau vėlgi turėtų būti įkeliamas, vat, ir turime, na, čia jau kaip ir šiltų kraštų žvėris, nelabai panašus į tikrus, sakykime, čia galbūt norėjo sugeneruoti liūtą ar ką, nelabai galbūt ir pavyko, bet yra kažkokie ir sakykime, čia gal greičiau džiunglės yra, ir kalėdų eglutė. Tai vat visokių mes galime sulaukti tų sugeneruotų paveikslėlių, ir reikėtų atsirinkti,
tuos įrankius, kurie tai padaro tikroviškiau, sakykime, kurie padaro taip, kaip jūs norite, galbūt jūs norite, kad nebūtų tikroviškesni, galbūt jūs kaip tik norite, kad būtų kažkokie tai, sakykime, kitokie neįprasti, tai va būtent vėlgi reikėtų atsirinkti, kuris įrankis jums būtų geresnis. Tai tokiu būdu tikrai galite bandyti ir galite generuoti paveikslėlius pasinaudodami dirbtinio intelekto įrankiais.